Ačiū. Balsavau už rezoliuciją dėl prioritetų sudarant 2011 metų biudžetą dėl daugelio priežasčių, tačiau labiausiai išskiriant dėmesį jaunimo nedarbo klausimui. Dabartinė ekonominė ir socialinė situacija daugelį ES šalių reikalauja ypatingo požiūrio į didėjantį jaunimo ir darbo rinkos atotrūkį, nors ir pripažįstama, kad investicijos į jaunus žmonės švietimą yra investicija į ateitį. Patirtis rodo, jog ekonomikos sulėtėjimo metu jaunimas mieliau lieka švietimo sistemoje arba imasi studijuoti, o ne ieško darbo. Panašias tendencijas savo šalyse galime pastebėti ir dabar. Tad noriu pasakyti, kad numatomas priemonės aktyvesnė darbo rinkos ir švietimo sistemos sąsaja yra labai svarbus. Verslumo įgūdžių plėtra, specialiosios programos yra labai reikalingos, kalbant tiek apie Erasmus pirmasis darbas, tiek apie kitas priemonės. Tikiuosi ir labai linkiu, kad ES pakaktų politinės valios ne tik priimant labai svarbius dokumentus, bet juos ir įgyvendinant. Dėkui. Gracias, señora Morkunaite. Tiene la palabra el señor Van Hecke. Opnieuw dank u wel, voorzitter. Ik heb tegen dit verslag gestemd, in de eerste plaats omdat ik het volstrekt oneens ben met de prioriteiten die dit parlement aan de commissie voorstelt. Onder meer